Sveiki visi. Šiandien parodysiu keisi tiek Truck Simulator multiplayerį. Jums pirmą reikės įsijungti į Steamą, tada spaudžia plugin. Jeigu neturit Steamo, tai patarčiau jį parsisiųsti, nes jų tikrai reikės. Taip, dabar jeigu norite įsigyti Euro Truck Simulator multiplayerį, jūs šitą GoNGs, kaip jisai čia tarėsi, nežinau, man su anglų prastai sekasi, tai pas mane galit nusipirkti 40 litų bankų ir SMS-ų galit būtų 60 litų. Tai vat, visą informaciją patalpysiu description. Tai vat, galim pradėti. Aš jį kaip turiu, tai jums reikia, atsiųsiu ten failus į Skype ar nežinau dar kažkur. Paspausit extract here, ar kur norite, kur nusistatysit. Tada palaukiam, kol aš ekstraktuoju. O tuo tarpu, kol ekstraktuoju, galit susikurti Steamą, bet aš jau jį turiu, tai nesikursiu. Jeigu norite užsukti į mūsų serverius, tai skylive.jūs.lt, mano webas. Dan išekstraktavau. Ble. Nu va, man jau išekstraktavo, tai reikia spaudžiu šitą, pasirenkam kalbą, kokią norit, next, tada čia nusistatot, kur įsidėksiu jūsų Euro Truck, įdėksiu DDSK, Euro Truck Simulator, tada spaudžiu next. Čia sukuria ikoną, matau kyla pavyzdžiui darbalas, jeigu norite. Jeigu nenorite, tiesiog paspaudžiu tokį vienelę nuinsipsą. Tada spaudžiam install, o čia vėliau instaliuoja. Man čia turi nebereiks. Pasižiūrėsiu, kas gero už Windows'ą. Po ko man instaliuoja. O čia mano serveriai. Jo, įsijungia muzika, ZB. Mielieji, Skyraid jau didelis ir užaugęs. Po truputėlį pradedame bendrauti su kitais projektais bei rėmėjais. Pažadame, jau greitai paruošime savo klausytams daug konkursų bei prizų. Likite ramus bei prisijungę. Visos teisės saugomos www.skyradio.lt. Greatest DJ.
labai lėtai dirbam minutės. Tik va nežinau, ar kitiems rodau modus, kur per Eurotrūką multiplayer. Reiktų su kažko pabandyti patirti. Aš kažkada buvau labai žiauriai gerą radęs Eurotrūkų simulatorių. Na va, man jau rašė, aš šitų neatsidėgiu, nes nereikia. Spaudžiam finish. Tai va, dabar, kai yra. Atsarga. Eurotrukas, o čia va mano Eurotrukas yra. Dabar jums tai reikia jums reikia įsidėti multiplayerį. Šitą failiuką irgi atsižiūrėti pirksite. Jeigu nepirksite, gali kažkaip, gal pasiseks. Tada spaudžiam taip, next, accept. Tada čia įrašote, kur norite. Aš save folderiuką turiu, tai aš įsidėsiu vėlgi. Taip, o va čia dabar nustatote, kur įsirašėte savo Eurotruką. Tai pas mane jis buvo. Įsidėgiame čia, bespaudžiam next, taip, čia ikoną vėl sukuria dar galų, bet man nereikia. Taip, dabar spaudžiam install. Tada čia paleidėjas nereikia. Dabar jums reikia, va čia, kur įsirašėte savo parodą. Dabar einate į kompiuterį, tenais, kur įsirašėte savo Eurotruką, aš įsirašiau čia. Ir tenais, kur atsisiuntėte failą, spaudžiate šitą, šitą folderiuką visą apgandu įkeliat čionais, kur įsirašėte savo Eurotruką. Tai dabar spaudžiam čia, kur yra atskindro. Ir čia dabar va šitoj vaizduotėje pasirašote savo vardą belę, kokį parašysim, pavyzdžiui, Skyline. Tai dabar C ir tai dabar galima jungtis prie. Taip, dabar mums reikia pasileisti savo Steamą. Taigi pasileido Eurotrukas, ten pristatymą nutraukiau, nes neįdomus, matė 100 kartų, prisijungėm į akauntą savo, arba susikurt galit naują, tada palaukite, kol užkrauna, man krauna labai lėtai kažkodėl ir striginėja biškį. Na va, užkroju.
Dabar jums reikia prisijungti kaip loginą. Paspausite vairuoti. Dabar va čia va rašo offline, o dabar online. Jeigu nėra vietos, pavyzdžiui, serveris pilnas, tai jūs žaisite offline, tada kaip atsijungs kažkoks žmogus, tai jis automatiškai prijungs. Ir dabar laukiam, kol užkrauna. Nu va, aš prisijungiau į žaidimą. Tada. Na va, čia va galite pažiūrėti, kiek žaidėjų. Po kol kas aš vienas. Spaudžiate į raidę, gali chatint. Tai va, ką dar norėjau pasakyti. Nieko va jau prijungė šiaip. Tai. Na, aš čia nevažinėsiu, nes man lagina. Nežinau, kodėl lagina, bet lagina. Šiaip nelagindavau. Tai va, dabar, ką dar. Jeigu nusipirksite šitą, tai atsiųsiu visus failiukus. Pirkimas per Skype'ą gali būti. Arba tiesiog į telefoną rašykit, prisijungsiu į Skype'ą, atsiųsiu. Ir panašiai. Taigi, čia, kaip ir viskas.